kas neskaito, stebisi. Jeigu stebisi kunigas, vienas kunigas kitas, vienas gavo kaip apšvietimą ir pirmą pamokslą pateikė tos informacijos pateikimui. Antras kunigas pradėjo trypti vietoje, nežinodamas kodėl, nori turėti knygą, kad paanalizuoti ją. Profesorius akademikas Atbredikis sako, nu ir duodit mums daktaram per smegenis. Ir taip toliau, jeigu reiškia sukelia tą tokį viduje savotiškai susimastymą ir reiškia yra pažadina žmoguje tas žmogiškasias vertybės, tai reiškia knygų yra daug kas parašyta, bet čia ne viskas paprasta. Ten tos klaidas ir jų pasiekmės. Kai žmogus reiškia žiūri klaidas, pasakiau, randa ir savasias klaidas ir mato tas pačias pasiekmes, tada jam lengviau suprasti yra. O šiaip tai čia nieko ypatingo nėra. Čia nėra nei filosofijos kažkokios tai ypatingos. Plius viena profesorė pasakė, čia toks filosofinis teiginys, kūrinys, kuris neturi prieštaravimų. Sakau, čia ne filosofinis kūrinys, čia sakau, dvasinė, biologinė, fizinė dėsnė sąveika žmogui, žmogaus reiškia egzistencija jos toj sąveikai. Tai va, reikia gilintis, bet pirmoji reiškia gilintis, kad save paauklėti. Daugelis gilinasi, kad paauklėti kitą. Tai pirmoji yra, kad savijaukla būtų. Matai, žmogus kitame tai labai gerai mato tas klaidas, o savyje niekaip. Ir netgi ryškiai pasakoma ir pats žino, kad taip ir vis tiek pripažinti nenori. Čia tai yra žmogaus tokia savybė, kad ne kiekvienas taip jau žiūri. O jau, iš viso žmonėms gyvent, reiškia, kadangi žmonės reiškia ir emocijas, ir ambicijas, ir vairūs reiškia būna dirgikliai, tai žmogus gali kitas iki žodį, kur pasakyti, nekreipti dėmesį. Kažkur tai užfiksuoti gal atminti, bet ne kaip kažkokį tai argumentą pykčių barniai sakančią, o atvirkščiai reiškia, kaip išmintingam apmąstymui. Ir galbūt kitas iki reiškia, kaip tos klaidos parodymai reiškia antrai pusė, kad šitą negalima sakyti, kad šitą sukelia mane labai didelį reiškia tą, kažkokį tai tokį jausmą, kuris praktiškai, kad jau žmogus menkina pats save. Aš niekuomet nemaniau, kad pas tave gali būti tokie žodžiai. Kad, reiškia, ant kiek, reiškia, žmogus esi kažkur, tai, reiškia, nukrypęs, peržengęs ribas, kurios netelpa žmogiškosios vertybės jokias ribas. Tai va, galbūt, reiškia, yra kai kurie dalykai, kuriuos reikia tiesiog fiksuoti, paskiau parodyti. Paskiau, o žmogus, kada jis tuo momentu, jisai tiesiog nieko negirdės, nes žmonės bando įsiaiškinti per barnes. O per barnes aiškinant, nieko neišgirsta. Vieną žodį, tas 2, tas 2, tas 4, tas 8, tas 16 ir taip toliau. Kiem gyvėti nepavėsi, paskiau abudu šaukia reikia ir viens kito negirdi ir kas iš to, kad tu pasakėjai. Ir dar žiūrint, kaip pasakėjai. Jeigu pasakėjai ramiai išmintingai, tai yra išgirstas žmogus, o jeigu pasakėjai su pykčia, agresija, nepykanta, su smerkimu, tai tada priešinga reakcija iššaukiama yra. Taip, kad ne emocijomis gyventi reikia, o išmintimi. Išmintingų suvokimų ir dėti pastangas tą suvokimą. Ir aišku, gyvenime pats svarbiausias dalykas tai yra meilė ir pagarba viens kitam. Meilė labai trapi yra. Jie naikina barniai, bet pyktis, nepykanta. Jeigu tik tai iššaukia tokie signalai, iš karto reiškia kažkokią tai dalį sunaikina to šviesaus jausmo. Žmogus, aišku, turi būti harmoniški ir išorės išvaizda ir tas jo elgesys, bet iš kitos pusės yra daugiau kreipti iš kitą dvasinį vidų, į šviesą. Jeigu kalbėti nuoširdžiai. Jeigu yra kažkokia tai pretenzijas, bet irgi galim pasakyti, kad man labai žaidžia, bet tie dalykai, reiškia, yra kitoks žmogaus. Kad, reiškia, nenaudok tokių žodžių. Bet kitas iki, reiškia, jeigu žmogus tikrai normalus, tai jisai praktiškai po truputį atkreipia dėmesį. Ir ne taip, kad kasdieną tą patį baksnauti. Galbūt periodiškai priminti, bet priminti ne kasdieną, o surinkti svaresnius argumentus ir priminti dar kartą su svaresniais argumentais. Tai vat, čia yra santykių tų aiškinimasis ir santykių neardymas, negadinimas santykių, atvirkščiai
atstatymas tos normalios būsenos. Ir būtinai, kada reiškia kalbam apie kažkokią tai kažkas tai negatyvą, reikalinga paminėti ir gerasis savybės, kas patinka. Tada reiškia viskas po truputį reiškia klostosi kitaip. Aš tai ir sakau, sėsk prie galvok ir rašyk. Kai agonija kažkokie tai pykti atimstas, būtinai surašyk, kas nepatinka. Paskiau ant rytojus, reiškia, pamisi, kad man prirašyk. Nes lygiai tą pat ir pasakysi, reiškia, kai kažkokie tai jaudulį, kažkokie tai įtampoje, strese. Ir paskiau gali pastebėti, koks tu pats žmogus esi. Kritiškai pasižiūrėti į save. Na ir aišku, dirbti. Pastoviai žmogus, kol gyveni, turi dirbti. Ir santykių tvarkime, ypatingai, kada vaikai auga, išminties suteikime jiems, labai daug reikia dėti pastangų. Jau, kad vaikai ne visuomet klauso. Tie, kurie neturi tokią ambiciją, emociją, girdi, ką tėvai sako, bet kurie yra ambicingi, emocingi, jie net nenori girdėti. Yra pas mane vienas meras atvažiuoja, jau kelintas iki niekaip, nei su žmona, nei su dviem dukrom negali nieko padaryti. Ir pats laikosi gerai, ir šeimoje laikosi, o ten kažkokia tai virtuvė. Tai yra prigimtis tiek žmonos, ir svarbiausia, reiškia ta prigimtis, tas netvarkingas gyvenimas paskui persiduoda į dukras. Viena ramesnė buvo lyg ir nieko, bet su draugu sudraugavo, paskui ambicijos, emocijos irgi išsiskyrė. Dabar praktiškai vos ne taip pat plasnavo kaip mama, o kita dukra jauniausia tai tiksliai kaip mama. Bet žmogus neturi kai kurių tų vadinamų supratimo, tikrojo supratimo neturi. Įsitaisė kažkokią tai meilužę, reiškia, važiuoja pas meilužę. O vyras niekas. Nors vyras meras, bet vyras, reiškia, niekas. O paskiau tas meilužis mato, kad, reiškia, kas jinai netinkamai netidraugės, jinai savo ambicijom emocijom ir tas greitai, reiškia, nejaus atlieka. Bet už tai programą prisigaudė, tos programos jau vaikus persidavė. Visągi pasekmės tos vyksta, kurios. Tai žmogus kaip savotiškai apsėstas. Tai vat, kas liečia apsėdimus, reiškia, žmonės turi suprasti dar vieną dalyką. Ypatingai šiandien suprasti, kad yra žmonės, kuomet yra apsėsti ir kad juos valdo piktosios jėgos. Ir kai žmogus juos valdo per pyktį, agresiją, neapykantą, prisileidžia tų esybių. Ir paskutiniu metu aš, kai žiūrė, ateina pas mane žmonės gyvena, esybių prisileista 10, 90 laipsnėje. 10, 110 laipsnėje. Tai kas čia per skaičiai, reiškia 110 metų. Kas tai yra per skaičius, jeigu 6 nuliai jau milijonas? Ir žmogus, reiškia, tomis esybėmis aplipęs. Tai reikia gal jį nekeikti, kad jis, reiškia, dar daugiau apliptų tomis jau ne į barnis įsivelti, o atvirkščiai. O gal pabandykime išlipti iš tos padėties, pabandykime, reiškia, per maldą, per atgailą, bandyti ištikrinti, kad pakilti aukštesnį lygį ir kad tos esybės nubirėtų nuo žmogaus. Nes žmonės ateina esybių galybę, pradedi kalbėti, aiškinti, žiūrėk, pakyla kokį 10 lygį nuo 3 ir žiūri esybių 2-3 kartus mažiau negu atėjo. Jos labai reaguoja, jiems nepatinka, kada žmogus, reiškia, turi tokią tą dvasinę šviesą spinduliuojančią, nes jinai degina tam esybės. Pasidaro karštą ir nuo žmogaus lekia, nei dvasinės šviesos nemėgsta esybės. O jau, kur ten esybė. Ir šitie dalykai šiandieną yra labai svarbu irgi suprasti ir suvokti, kuo aš daugiau pyksiu, kuo aš daugiau neapkesiu, kuo aš turėsiu blogas mintis, vaikščiodama tiek kaimyno atžvilgiu, tiek savo pačios atžvilgiu, tiek savo vyro, žmonos atžvilgiu, tiek vaikų atžvilgiu, tiek aš tą blogį, reiškia, gyvendamas tomis emocijomis, aš leidžiu įeiti į save, o iš savęs, reiškia, ir tame tarpe į visą mano šeimą. Ir kai pasižiūri šeimoje, kada šitokie, reiškia, dydžiai, tai kitas iki galvoja, nu kaip žmogus, aišku, jis negali būti nei sveikas, negali būti net kūrybingas ir negali būti, neturėti normalių santykių su antra puse. Nes esybės tos, kurie, reiškia, nusadina žmogaus būseną, o šitą schemą vyksta, va. Ateina žmogus, šitą schemą funkcionuoja 50%. Jeigu šitą schemą nulis ir šitas lygis nulis,
žmogus išvis nevaldomas yra. Jeigu 40%, 35% tai nebegali atsikelti iš lovos. Atsikėlė, pavaikščia vėl į lovą. Nėra jėgų visai. Reiškia, 65-70% atiduoda toms esybėms gyvybės energijos ir pats neturi jos, o neturi nebėra jėgų. O tos esybės, reiškia, jos labai lengvai įsibrauna, kada žmogus nesusibara, piktis, agresija, nepykanta. Esybės įsibrauna į visą šeimą ir esybės įsibrauna į kiekvieną žmogų atskirai. Ir tada, reiškia, jau tos esybės daro savo puotą. Kad pasakytų kažkokį žodį, o tas įsižeistų, o tas įsižeidęs 2 žodžius, o tas, reiškia, atsaka 4 ir taip negalėjo negriūtis. Ir paskiau, o žodis dėžvildys. Jo nebepagausi, viskas. Jis padarė savo darbą. Ir paskiau šitą žodžią negali užmiršti visą gyvenimą. Ir kada žmonės sakė, būklė, kada, reiškia, žodį pasakė, nekreipti reikia dėmesį irgi. Galbūt priimti, galbūt pasiaiškinti, bet vienoje būklė, kad jokių būdų, reiškia, nenešioti jokį, kad čia viskas, kad čia su tokiu žmogum negalima gyventi, kad čia yra man toks įžeidimas, kurio praktiškai aš negaliu pernešti. Ir kada esybės užvaldo, jos kaip reikiant. Žmogus sukelia tokią energijos šneką žmogaus balsu. Bet ir šiandien ateina kai kurios moteris, sako, vyras kartais, reiškia, aš matau, kad visai čia ne mano žmogus. Sūnus, reiškia, jis visai kitoks, pasikeitęs ant tos, kad jame kažkoks kaip šetonas, sako, sėdi. Akis pabala tik tai. Pasikeitęs žmogus visai nepanašus į mano vaiką. O juk taip ir yra. Tai kai žmogus, reiškia, pats atjungia dar kontrolę ir mato tai, kaip aš pasakiau, kai moterį pradėjau diagnozuoti, tas jau nesikė aš pasakiau tą dalyką, bet šiai tėma labai tinkamas yra tas pavyzdys. Ateina, aš pradėjau diagnozuoti, pradėjau šaukti, Morkūnai, šūdas, tu šūdas ant manęs. Ir jinai sako, čia ne aš kalbu, čia tas, kur manyje sėdi. Užvaldęs ją taip, kad jos balsu šneka. O ką reiškia šneka jos balsu? Reiškia, visas žmogus užvaldytas ir jisai, reiškia, yra, net nežino, kodėl tai pasakė. Tai paskiau aš, kadangi, reiškia, aš žinau, kas tai yra, perėjau tik į Dievo Tėvo maldą ir tyliai mintyse meldžiuosi, jinai negirdi, tas, kur sėdi viduje, tai gerai girdi. Kaip tik paminėjau Kristaus vardą, pradėjo šaukti Kristus, ne Dievas, aš Dievas. Ta moteris. Ir vėl kaip atsipeikė, sako, čia ne tas, kur man įsėdi. Tada gerai, kad atsipeikė ir supranta, kad ne jinai šneka. O kitas ir, reiškia, jau neatsipeikė, mano, kad iš tikrųjų taip yra. Ir paskiau aš klausė jau tos esybės, kuris sėdi vidai, mintyse klausė, sako, ko tu pekivai prie tos moters, kam tai kankini? Ir jinai atsako, jinai man patinka kaip boba. Ir paskiau pasikviečiau Arkangelą Mykolą, pagalvo pradėjau šaukti tik ne Arkangelą Mykolą, tik ne Arkangelą Mykolą. Aš tarp kitko po šitos, reiškia, kada buvo įvykęs tas mūsų pokalbis, aš ilgai jo nepasakiau, gal net kokį 4 metų. Tai yra toks savotiškas kažkoks tai tas keistas, stebinti šalies, keista tokia būsena pas motelinai, kažkokia tai, kad per daug, galbūt sakyčiau, tas rimtas pavyzdys, kad žmonės paskiau patys nesusimastytų ir patys, reiškia, neklimtų iš tos baimės, kad esu apsėstas, kad jau yra apsėstas ir taip toliau. Ir žiūrėkite, reiškia, yra dar toliau keliau gilinės. Aš matau, kadangi dabar jau gilinasi, geriau taip yra, kas dvasinis lygmuo yra, kokias galimybės duoda žmogui, ir ta pati atgaila, ta pati malda, tvarkingai pasakytais žodžiais. Tai nesako tu Jonai šūdas, ašgi turiu vardą, kodėl nesako Jonas? Jonas turi krikšto malonės, jo negali ištarti, o pavardė krikšto malonės neturi. Ir man nepatinka ne kaip moteris, o kaip boba. Štai moteriams sakau, nesubobėkite, nes kai tik subobėsi, tai labai tinkamėsi piktajam tam šetonui. Kol nesubobėjai, tavęs paimti negali, kai subobėjai viskas.
Taip, kad nesukalbėkit moteris, o vyrai neverskit moterį bopas. Nes čia yra tarpusavio tas procesas, nes per varnis nepykantą pykti, bet reikia žmogų palaikyti. Kitas iki nedaug trūksta vieno žodžio, vieno prisilietimo. Netgi jeigu moteris rastume vyrą, kada jis prisiliečia ir papačiavo į skrostą, vis tiek jai neliko tą, kad pasakė blogą žodį, kad tokia anokia, reiškia taip toliau. Vis tiek reikia dar paskiau pagalvoti, tai vis tiek jis geras ir aš ant jo pykstas, vis tiek dar pabučiuoja mane. Ateina laikas, kai vertinimas skališkai apsiverčia į kitą pusę. Kol žmogus kažkokiam pykti, reiškia kitaip, o kada reiškia pyktis praeina ir vėl. Taip, kad žmogus turi valdyti save ir stengtis suprasti tuos dalykus, kad su apsėstų žmogumi ne su juo tu kovoji, o tu su piktaja dvasia, eini į dvikovą, bet tu jūs nelaimėsi. Jį galima laimėti tik tai per tokią būseną. Tai yra per maldą, per atgailą, per aštundaravimą palaimą šviesą, o šitaip tik papildysi tą blogą jėgą, tarpusavio santykių, tą agresiją, pyktį ir su nieko nebus. Tai va čia yra neruošimas jaunimas visai šiandien tokiems dalykams. Jie įpratę, reiškia, atsikirzdinėti, ypatingai kai kurie, reiškia, kur jautrūs žmonės nervuoti, jų nervai sugadinti, ypatingai jaunimą, reiškia, sugadinti per nesėkmingą meilę, jie kada nupuolė, jie tikrai nupuolė į gelmes. Jie negali mąstyti va taip. Biškai kas iš karto į tokią būseną. O šitą būseną tarpusavio nesantarė. Tarpusavio nesantarė, karas, o kur tik tai pyktis, agresija, nepykanta, ten įrimas. Jeigu tik tai žmogus mąsto ne pagal Dievo tą planą kategorijas, reiškia, mintis yra pykčia, agresijos, nepykanta, nes pyktis, agresija arba ne tam, kurio tu pyksti, o tą, kuris spinduliuoja tą pyktį, jis pats save arba. Čia vėlgi žmogus šitų dalykų nežino ir mano, kad reiškia čia nieko tokio. O štai kitas iki, jeigu matai ten surūgusią žmoną arba surūgusią vyrą, geriau, kad kažką tai gražiai, mandagiai, kažką tai reiškia, gal netgi reiškia viškiai pagrinčiai, kurie vertas pagirimo žmogus, ir palikti tą visą ramybėje. Juk žmonės, žinot, ko yra šiandieną gaili gerų žodžių. Žmona padarė valgyti, net ačiū nėra. Visi sėda pavalgyti, blink, nuo stalo atsikėlė, o tu mama surinkintas ir reiškia dar visus suplauna. Kaip ta tarnaitė. Vyras algą atnešė, mažai kaip gyvensi. Ir vėl nėra nei ačiū, nei nieko. Ir nepasvarstama, kad reikės gal gal to atsisakyti, kadangi nebus jos iš karto suplanuoti tą ramybę gyvenimą. Ir taip toliau. O atvirkščiai, matai, kiti vyrai tik kitaip uždirba, randa, to čia toks nevykėlis. Ir prasideda, reiškia, tie visi žodžiai, jie su laiku, reiškia, stiprėja. Jeigu atėjo išgėręs, iš karto, reiškia, pyktis iš išgėrimo, kaip tik pyktis, tą programą dar giliau įsiprogramuoja. Nes papildo ir savyje žmogus, reiškia, ir negelbsinčią programą vyrui duoda. Juk pat kai ateina, kai alkoholikai kažką darau. Aš skirliškai maldą, prašau nuodėmę atleidimą, dėl ko tokia yra. Tėvams seneliams prosenelį ir kalba tą alkoholiko programą virsta, reiškia, į priešingai negerinčią žmogaus programą. Ir kad tos nuodėmės, dėl kur reiškia taip yra, kad būtų leisi jam, tėvams seneliams proseneliams ir kitiems žmonėms, dėl ko jis toks yra. Tuomet tarp per telegoniją, kai gaunami dalykai yra. Bet, o žmogus, reiškia, iš karto perauklėti, tai plakas su rimborba, reiškia, ten su kokiu kūju per galvą duoda. Moralinio tokrų, moralizacija. Ir jinai neduoda nieko, nes pagimdytas tas pyktis, kuris išauga viduje, jisai, reiškia, jis augina to blogį kitame žmoguje. Jis nieko negelbsti. O kada gražiai paprašoma yra, kitas iki būna žmogus ir susilaiko. Dar paaiškina, kodėl, reiškia, kad visgi šitie dalykai negerai. Ir jeigu matai, kad žmogus, reiškia, jau iš tikro niekur nebenori girdėti, klausyti, kitas iki tyliai galbūt nieko nesakant, skirti šviesią maldą. Bet kaip mano geriausia apsauga skirelį parašyti, moteris poreikis draskyti ir vidai to, kad aš atsaką duočiau jai. O atsaką galėjau duoti, fiziškai galėjau. Nes dar jėgos turėjau nemažai, dar dabar kažkiek turiu. O tai buvo jau senai, gal prieš 10 metų. Ir
kažkada tai užsiminėjęs šiek tiek boksu, tai kiek tai moterų reikia pensininkė. Bet kitaip pasielgė. Paskiau jinai atsiprašo, mane atsiprašyti nereikia. Tyla gera byla, sako. Ta gera byla iš tikrųjų yra gera, bet jeigu tu nesupykščia, neagresija, o jinai ant manęs puola, aš prašau atleidimą savo, jai ir vaikučiai, kad atleistų, kurie buvo nužudyti iščiasi. Tai yra atgailos sistema, tą panaudoju, ir jos visos jėgos, agresija, šitą dingsta. Šitą agresiją dingsta kodėl? Todėl, kad šitą būseną visai kitokią tampa. Tie visi negatyvai, kurie atakavo jos esybės, galvos smegenis, jie dingsta. Ir pervedė žmogų į šitą būseną ir jis jau kitaip eina. Paskui tik atgal, pro duris ir išėjo atbula. Ir po to, kai aš paprašiau, kad jie suteiktų švenčiausią komuniją. Matot, procesas kaip vyksta. Aš parodau, kaip tas procesas vyksta. Ir jo nereikėtų, aštrinti, o reikėtų neutralizuoti. Ir paskui ant rytojus neatsiprašinėjau, man atsiprašyti nereikia, aš tik už rankų palaikiau. O galėjo būti ir blogiau. Tai va, taip, kad matot, yra būdai, kuriais galima valdyti. Bet ir kai skaitant knygą, kai kurie živoja koks smulkus, matai, ką jisai gali. Aš rašau, ne ką gali, o ką turi daryti kiekvienas žmogus. Nes žmogus, jeigu tik dvasiniai šviesoje turi stiprią tą vidinę ramybę, jisai tikrai gali valdyti, jo negali paimti. Mane labai daug kartų ir bandė įvairiais būdais, reiškia. Netgi vienas iki, bet žmogui, kada pagalbą suteikė, atsiprašo, aiškiai regystė reiškiasi, aiškiai girdystė. Ir žiūri, 3 esybės stovi ir sako, o tu nebėjai, kad mes į tave įlysim? Iš jo, reiškia, kadangi jis prašviesėja, atlaisvinė nuo šitokios būsenos, šitą pervedė, jos nebegali pasilikti tenai ir išeina. Ir gąsdina, aš galvoju, ką čia dabar sugalvoja naujo. Tai buvo ne per daug senai, gal prieš kokius 3 metus, o jau dirbi 30 metų. Sakau, ką čia jos naujo sugalvoja. Tokia mintis į galvą atėjo. Sakau, ne jūsų, o Dievo valiai. Jeigu Dievui būsiu vertas to leis, taip, bet sakau, čia ne jūsų valia. Ir iš karto dingo. Tai ir nepasimesti, neišsigasti. Tai šitoj srityje irgi santykiuose nepasimesti ir neišsigasti. Ramiai. Jeigu ta ramybė išsaugos, reiškia, visai kitaip procesai vyksta. O šiaip tai reiškia, šitas visas agonijas, kuris šiandieną žmonės ateina, tas yra apsėdimas. Bet taip nusėdė gyvybės jėgos, kad gali būti iki 0. O jeigu iki 0 žmogus, tada jau tuo metu daržovė, kaip sako. Viena moteris šitie sako, aš kaip daržovė. Tai man patiko tas įsireiškimas. Jis jau nemąsto, jis jau negalvoja, kažkokias ambicijas emocijas vidai vaikščia, jis kažką tai daro elgiasi, bet jis nemąsto. O kai atsistato programos, vėl pradeda mąstyti. Ir va čia, reiškia, dažniausiai būna, kad, reiškia, žmogus, kuriam, reiškia, nėra tos dvasinės pagalbos, būna uždaro psichiatrinė ligoninė, uždaro ilgam arba visam gyvenimui. Čia būna, reiškia, kad nuteisė į kalėjimą pasodina, kad jis, reiškia, visuomenė kenksmingas yra, o jie praktiškai, jo mąstysenos lygis, agresija, pyktis, jis momentais elgėsi taip, kad jisai pats net nežino, kodėl taip daro. Tai yra valdo jį. Tai vad gyvenant reikia šitos dalykus suprasti, kad egzistuoja kitos jėgos. Ir tai ne tas žmogus kaltas. Ir kai tu vedi kovą, reiškia, būkti su tuo žmogumi, tu bandai kovą vesti su tuo blogiu. O blogis tai yra maistas. Tai yra maitini tą blogį, paskui turi tą rezultatą. O čia yra, reikia žinoti tuos dalykus ir suprasti. Ir jeigu matai, kad žmogus, reiškia, jau kažkas tai su juo atsitiko, jau jisai, reiškia, užvaldytas kažkokių tai jėgų, laikinai būna užvaldytas, bet jisai, reiškia, elgėsi visai kitaip. Ir tai ne žmogus smerkti reikia, o padėti jam išsilaisvinti reikia iš tų spąstų. O žmonės neišsilaisvinimo jėgų priduoda, o skandina toliau, ir skęsk toliau. Tai vat. Ir šitas dalykas, jeigu šiandieną kalbėti apie tas esybės, kurios supranta žmogus, yra labai svarbu žinoti. Ir netgi svarbu jausti. Žmogus, jis kada būna viskas tvarkoja, jis elgiasi kitaip, jis yra normalus. Ir kai matai, kad jis nenormalus, tai jau reiškia kreipti dėmesį reikia kitur.
galbūt taip pat, kaip aš sakiau, skirti šviesią maldą, paprašyti atleidimą jam, jo tėvams, seneliams, proseneliams ir kitiems žmonėms, dėl ko jis toks yra. Ir padėti jam, reiškia, skirti maldą šviesią, netgi komuniją priimti, galbūt pasiūlyti, kad jam suteiktų dvasinę komuniją mintyse ramiai, ramybės būklė. Ir praktiškai žiūri, kad išlaisvina. Iš tų dalykų išsilaisvina žmogus. Bet yra dar viena šią sąlygą, tokia yra, žmogus pats turi turėti lygį. Jeigu jisai lygiai, tai čia šitas procedūra nelabai veiks. Gali kažkiek tai suveikti, bet nesuveiks taip. Jeigu jisai lygiai 10, kažkur 15, tai labai galingai veikia. Reiškia yra, nes šitokio lygio reiškia veikti tamsias jėgos toli gražu nelabai gali. Ir jo reiškia mintis, žmogus, kada nori gėrio, tas gėris jam padeda, reiškia, pats kūrėjas, pats Dievas, jo mintyse veiksmuose. Arba tiesiog sakant, jo reiškia paskirti ten tie palydovai, angelai, arhangelai ir visi kiti, reiškia, kurie skirti žmogaus reiškia esybei ir sveikatai, ir mąstysenai palaikyti. Ir jeigu žmogus nori to gėrio, tai jis pagal kurėjo planą, kada gyvena, tai šitas gėris iš tikrųjų jisai suteikiamas jėgų tam gėriui. Bet jeigu žmogus nori gėrio, bet nori gėrio va šitaip, nieko nepadarys. Šitaip gėrio nepadarysi, tik blogai. Tada netgi didžiausias noras, bet jeigu noras tik tai toks su įtampa, pykčiu, nepykanta, jisai niekur nevyksta. Aš vat nebereikal dažnai prisimenu vat iš tos praktikos tyrimų, o tą senuką daug, kur mirė, 99 metai ir 5 mėnesiai, truko 7 mėnesiai iki 100 metų. Tu prasėdi, meldžiasi. Ir jisai jau nebekvėpuoja, sako, jau mirė, atrodo viskas. Jisai buvo apakęs, nematė jau, jinai apakęs sudegus meldžiasi, mato, kad jisai silpnas labai. Jau beveik nebekvėpuoja, ir nekvėpuoja minutę, dvi, jis taiga įkvėpia. Tu čia, jau žatam ir iš šios dės klausė. Ar aš jau ten ar dar čia, dukra klausė. Nu, dukra sako, kad ar čia. Mes kai kalbėjomės, paskui ir jaučiu, kad jis pokalbį dalyvauja. Aš užduodu klausimą, kas labiausiai vertinama iš mūsų gyvenimo, toj amžinybė. Jis pats sako, darbas su meilė ir malda su meilė. O aš dar prieš šitą visą dedu ir atgaila su meilė ir dėkingumu, o ne su priešiškumu ir smerkimu kito ar savęs. Nes atgaila va tokia, aš spinduliuoju palaimą šviesą visą tą būseną, visą tą situaciją. Ir šitą situaciją keičiasi. Vat kaip ta moteris puolė akis dar skaitymą, šitą situaciją keičiasi į kitą pusę. Tinksta jai jėgos, tos piktosios jėgos, kurios, reiškia, tiesiog, reiškia, atrodo, kad... O kada, reiškia, žmogus yra apsėstas, jūs neįsivaizduojat, kas yra. O dabar, reiškia, aš buvau Palangoj, kalbėjausi su moterim dėl sūnaus nepergyvena. Aš sakau, aš tai padėsiu, bet ar tu sūnų, reiškia, sugebėsi, paskui, reiškia, kad vis dėl to jis knygą tą paskaitytų. Sakė, vieną dieną pravažiavau, buvo gerai, o ant rytojo, sakė, kas pasidarėsi. Sako, jisai sofa, kur du vyrai, reiškia, vos paneša, jis vienas pakėlė, kaip trenkė grindis. Kokias jėgos užvaldo tamsias piktasias jėgos, reiškia, kurios iš tikrųjų, reiškia, turi tą ypatingą galią. Sako, aš tavęs neapkenčiu, aš tavęs matyti nenoriu motinas. Matot, už tai prie šitų dalykų reiškia būti, reiškia, atsargiam ir nepapildyti to blogį. Bet jeigu jinai perina, ką man su juo dabar daryti, tai turiu nervuojasi perina, tai jinai papildo dalį ir įsūna to blogį. Čia vienas kelias yra perėti į maldą, į atgailą, peržvelgimą visą gyvenimą galbūt ir jo paties, ir neturėti pykčio neapykantos, o atvirkščiai. Apspinduliuoti, o šitą dvasinę šviesą. Va čia, reiškia, yra visa galia, kuri praktiškai tamsą naikina. Šviesos šaltinis, nors ir menkas, jisai tamsai yra griūtis. Vat kambarį lemputė yra tamsiausia naktis, negali eiti į kambarį. Netgi per langą šviečia kiek. Tad lygiai taip pat reiškia pa žmogų. Jeigu tik šviesos šaltinis yra, jau užgošti negali. Bet to šaltinį reikia neužgesinti pačiam. O jis išgesta per baimę, per pyktį, per nepykantą. Arba susirpina, arba užgesina savie žmogus. Tada tas šaltinis jau tampa mažai veiksmingas.
Tai tarpusavio santykiuose šitie dalykai, svarbu šitos dalykus suprasti ir netgi laiku įjungti tuos stabdžius, kad nepapildytum to blogio, kad nesunaikintum tos dvasinės šviesos savyje, atvirkščiai pasiliktum ramybėj. Jeigu ramybė pasiliksi, tai reiškia blogiausia atveju, nors nesukelsi to didelio dirgiklio antroje pusėje. Sako, tyla yra gera byla. Nors kai kam būna, sako, ko dabar tu tyli? Kodėl nieko nesakai? Yra taip, bet reiškia, iš kitos pusės vis tiek yra geriau, negu kad pasakyti blogį. Ir tada tyla būti neturi būti tokia tyla. Turi būti ta šviesi tyla. Tai yra gelbėti tą žmogų, kuris yra pakliuvęs į spąstus. Žmonės negelbsti, o atvirkščiai dar giliau skandina į tuos spąstus. Tai va. Ir šeiminiam gyvenime, tik tai šeiminiam gyvenime, darbe, draugų tarpe, kaimynų tarpe, visur reiškia yra, jeigu žmogus vaikšto toksai, jo kiti žmonės lenkėsi. Nenori susitikti, nenori su juo kalbėti. Jeigu žmogus toksai, su šypsena, malonu. Kitam žmogui, aiškiai, norisi atsipalaiduoti savo tą kažkokią tai įtampą nuimti, su juo pakalbėti, pašnekėti, o jis dar jeigu išmintingai, protingai kalba, bet ar biškiai, jeigu su jumoru, tiesiog iš karto tam pasidarė gerai. O žmonės šiandieną kažkaip tai praradę tą vidinį, reiškia, tą geranoriškumą, ir tas geranoriškumas, reiškia, yra virtęs pas daugelį, reiškia, ir tarpusavio nesantarvę. Ir paskui reiškia, jis atspindėta veide žmogaus, ir žmogaus, reiškia, kalboje ir reiškiasi. Už tai paskui ta kyla neapykanta tarp vyro ir žmonos, tarp vaikų ir tėvų. Tai yra pats pirminis šaltinis, nuo kurio turėtų būti, reiškia, visas spindėti, o pas jis, reiškia, šitas dalykas jau nuo ten prasideda blogis. Vat rytą žmogus atsikelia, nuotaika bloga. Eina ten užsirikyti, eina kavos išgerti, kad nuotaiką pataisyti. Nu kažkokia tai dalimi reikia biškį pataiso tuo metu. Nuima tą kažkokį tai, ne tai nuima, bet apnuodija kai kurias savo jautrumą, tai tas jautrumas nebėra toks jautrus jau. O rytą atsikėlus, reiškia, sakyčiau, reikėtų taip. Iš pačią rytą oras, gražus, o gamta jau gerai mane žiūri, man šiandien turėtų sektis. Skiri šviesią maldą, jeigu buvo blogas sapnų apie sapną atgailą, atlikai. Už tą blogį, reiškia, atleidai visiems, kas tave kankina, visus atsiprašai, kad tu ten prikrėtei sapnų metu. Pasilikti, reiškia, ramybėj, įsileisti tą šviesą ir kai šviesą tą dvasinį, tą gėrį įsileidi save, tai blogis negali eiti užimtas gėrį. O kai įsileidi blogį, tada gėris negali eiti užimtai jau blogį. Tai yra nuotaika užpatyti, oi čia darbė tas, o čia toks ir toks šitas. Tas darbuotojas bendradarbis toks yra noks, čia šefas toks, kaip čia buvo, šiandien vėl tas pats. Ir prasideda, reiškia, tos minčių sukūrėjai juodi ir iš karto tik fukt, prilenda tų blogiukų į vidų, vieta užimta ir gėris negali eiti. Taip kad reikia nuo pat ryto atsikėlė, kuo daugiau gėrį savęs įleis. Netgi prieš veidį nusišypsa, o dar šypsana šiandien gražiai dar galėsi dirbti. Tai yra kai kurie tokie paprastie metodai, jie atrodo vaikiški, bet jie labai veiksmingi yra. Ir va, kai šiandien atsitiktų, aš tikiuosi būti, o toks, kaip sako, šiais. Aš nuėjau darbą ten Petras Surūgis, bet tai nebūk Surūgis, šitie gyvenimas gražus. O nuo to, kad Surūgis bus tikrai nepagerės. Su kokiu humoru, su kokiu nors pasakėlišką to. Arba sakyk, pyk po taip, o. Žiūrėk, kitaip ir pasivyšė. Kitas priima kaip kvailą patarimą, bet vis tiek nusišypso. Signalas kažkoks apreina ir jau dalis, bet kaip tam sako vaikų, ir matau, to reikia. Tik dėmesį atkreipia, jis panašu, ko reikia. Tai pa žmogas taip būna. Pervesti kitą būseną. Jeigu buvo kažkokie tai blogi santykiai, sakai, va, žinai, mes vakar susitarėm, bet aš šiandien pamanau, kad čia šitoje vietoje tu teisus esi. Ir pasakė, žmogui teisus santykiai pasitaisė. Bet iš tikrųjų, jeigu jis teisus ten yra, tai taip, bet jeigu neteisus, tai... Arba aš pagalvoju,
čia taisus, bet man vis tiek atrodo, kad čia dar yra tokie reiškia kabliukai, kurie tikrai gali būti problema. Reikėtų dar gerai pagalvoti tais klausimais. Ir gaunasi taip, kad kadangi galvojai, kadangi mąstėjai ir kadangi viskas, tai jau dalinai išrišai tą blogį. Ir tas blogis ir nepasilieka kaip blogis, ar reiškia, jis yra buvo mąstyta, buvo galvota ir žmogus jau kitokiai būsina, jis supranta, ką galvoja. Supranta, kad ne kaip pykti agresiją priima, kaip reiškia, kad iš tikrųjų čia veiksmingas, kad aš irgi teisus kažkur tai reiškia. Nusiima tą įtampą tarp žmonių. O tą įtampą reikėtų irgi nuimti, mokėti nuimti. O vyrus su žmona, kada gyvenantis, jeigu reiškia, kad praktikuoja maldą, vakarinę maldą, tai vakarą galima tikrai nuimti įtampą, tą, kur sukaupta tarp vyro, tarp vaikų. Ir reikalingai veikia. Aš netgi atpasakau, pavyzdžiui, jūs daugelį vietų galima pritaikyti tą patį pavyzdį. Kaip Vokietijai. Vyras su žmona norėjo atvažiuoti į Lietuvą, pažiūrė mergaitė temperatūrą. 39 laipsniai, 9 valandą nukur valyti, 7 reikėjo autobusą sėsti. Greitai nupirkti ir grąžinti negali, nes nieks nedirba. Vyras sako, žinai, dabar pasimeldžia. Sėda būtų pasimeldė. Ir tas vyras žydas, kuris ne per daug ten su to maldom. Viskas ryte atsikelia, jokios temperatūros nėra, atvažiavo į dviese žmonės, kada reikia, yra kitaip. Kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Dar yra viena problema, kai pareina ir vaikas skuodžiasi, kad bloga žmona, blogas žentas ar blogas vyras, ir tėvams sukelia tą vat jaudulį. Jeigu tėvai nemoka priimti informacijas ir jeigu nors įgalvoja, mama pasimeldžia, kad būtų gerai už tas įsį. Ir kad mama paskui neturėtų va tokios nuostatos. Jeigu tokie nuostatai patvarkė, žiūrėk viskas, reikia, vėl tai žentas kitaip šneka, tas vyras kitaip kalbas. Ir apie uošvę kitokią nuomonę. O kada reiškia yra pasako, kad blogai pasiguodžia ir paskui abieji dar sukuria va tokius emocijas to žento atžvilgiu ir santykiai dar prastėja. Marčios atžvilgiu santykiai dar prastėja. Tai yra tokie dėsningumai, tie dvasiniai dėsningumai, tarpusavio santykių, reiškia bendravimo dėsningumai. Ir jeigu žmonės jų nežino, užsiplieski emocijomis, tada geriau nepasakoti nieko. Jeigu matai, kad užsiplieks, tada geriau, reiškia, palikti savyje, dirbti pačiam, bet, reiškia, neplatinti nei draugėms, nei draugams, nepasitelkti į save dar kitų smerkiančių grupės žmonių, kurie paskui tą padėtį padaro tokį, kad jinai nepataisoma lieka. Nes kuo daugiau žmonių, reiškia, to pykčio ir tokia neigiamų emocijų į tą gyvenimą žmonių, reiškia, spinduliuoja, tuo mažesnė galimybė žmogui yra išsilaisvinti. Už tai yra pasakyta tyla gera byla ir sako, neišnešk dūmų iš šeimos. Jeigu savi dūmai, kaip sakė, akis graužia, tai svetimi dūmai kvėpuot neduoda. Tai va, taip, kad reiškia šitoj srity reikia